prasidėję jau. Nelabai matysim. Nu, visus sveikinam su naujais metais. Visus su naujais metais. Linkim laimės, sėkmės, viso ko geriausio. Šiemet jau iš buto filmuojam, kad vat gražiau būtų, bet kaži kaip čia matysis, gal matysis gerai. Būkit visi laimingi, prasmingų metų, gražių, labiausiai sveikatas, prasmės, labai prasmės reikia. Arkliukas atjoja, kad būtų darbingi metai, prasmingi. Ingutė iš Vilniaus noriu pasveikinti atskirai. Paskui Ingutė iš Amerikos sveikinam. Vilija Karengienė, LD ūkį sveikinam. Paskui Robertą Uošvienę sveikinam. Teresytė Kišonienė, mūsų patys didžiausiai gerbėjai. Patys didžiausiai gerbėjai, tai va, jumis atskirai paminėjau. Būkit laimingi, ačiū, kad laikus padedat. Labai svarbu padėti laiką, man yra labai svarbu. Motyvuoja, už tai motyvuoja. Tas mano sveikinims toks gavosi biškai lievas. Nu, pažiūrėsim kartu, kaip čia visi šauda, ką čia šauda. Visiems linkiu laimės, sveikatas, daug pinigų, daug darbo, kad būtų. Motyvacijos dirbti, motyvacijos filmuoti, kas filmuoja. Mūsų Ingutė iš Vilniaus. Ingutė žiūrėsit, žinosit, kas ir kokią Ingutę sveikinam. Ačiū Ingutė jums už viską, jūs labai geras žmogutis. Antra Ingutė iš Amerikos irgi. Mūsų pagrindiniai žiūrovai. Vilija Karengienė. Faina moterytė, visada žiūri, linkėjimai jums. LD ūkis, Mindaugas berods vardu, linkėjimai jums. Teresė Kišonienė ir visus kitus likusius. Ačiū visiems, kad žiūrit, kad stebit, kad dalinatės laikiukais, komentarais. Šūda šiemet biednai. Eik, tu pernai davė, tai kad baisausis linka. Ką čia šiemet? Nieko gera. Aš norėjau droną paleisti, sakau, gal geriau su dronu bus. Nežinau, gal reiks kitą metą pabandyti su dronu. Kažkas daužosi.
Labai mažai šiemet. Pernai tai tikrai buvo daug. Aš turiu nusifilmavęs pernai, bet iš toli filmavau iš kaimą, tai nepritraukė nieko. Tai vat, gal kas įdės iš Lietuvos, pažiūrėsim, kaip ten šaudė, gal matysim. Pik, šaudukai šauda. Na, prabuda kažkoks. Prabuda. A mes jau šampę išmovėm. Garsas tai didelis. Per visą tą perimetrą, tai čia labai daug šauda per visą. Matau va kaip ryšiai, bet čia pas mus tai kažkaip šiemet nedaug. Tai nes nereikia daug. Užtenka visiems gerų naujų metų, linksmų naujų metų, laimingų naujų metų, prasmingų, sveikų, drūtų.